Pavyzdžiui, vaiko pinigus, dar prisidedu keli šimtai eurų per mėnesį, jis 35 metų bus milijonieriu. Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kodėl moteris, kai investuoja geriau, uždirba didesnę grąžą. Kodėl aš galvoju, kad kažkas turi manim pasirūpinti, mane išgelbėti. Ašgi pati galiu pastatyti tą bazę, finansinę tokio saugumo bazę. Dauguma stabdo tai, kad jie galvoja, kad jie neturi pinigų 100 eurų. Kas su jais padarys? Kas čia? 2 eurus uždirbus, 8 eurus. Sudėtinių palūkanų principas taip ir veikia. Kaip tapti milijonierium formulė? 100 eurų investuoti 40 metų šalies. Taip. Nereikia gal laukti kažko čia geresnio momento. Reikia pradėti, o per tą, pradžią, net, paminėjai 50 eurų, 100 eurų, tu, išmoksi. Tai irgi bus praktinė pamoka, kaip veikia, Tada pradedi, investuoti, jau pradedi domėtis, sekti progresą, tada, kas čia dabar, kodėl nukrito. Ko labiausiai gailisi, kokia yra didžiausia klaida, kad nepradėjom investuoti anksčiau. Taip. Sveiki, su jumis sveikinasi nauja tinklalaidė Invest. Čia kalbamės tam, kad kiekviena moteris atrastų drąsos, įkvėpimo ir motyvacijos kurti savo nepriklausomą finansinę laisvę. Čia kartu su manim yra mano kolegė, partnerė Jekaterina Govina. Sveiki. Su kuria kartu ir kūrėme Invest, nepriklausomą finansinę švietimo platformą. Ir prieš pradedant kurti turinį šitiems podcastams, mes su Jekaterina, aišku, turėjome daug minčių, ar reikalinga. Taip, turbūt visi dabar, kas kūrė kažkokį turinį apie finansus arba investavimą, YouTube'ui galvoja apie tokius dalykus, bet mūsų yra šiek tiek kitokia misija. Mes šiandien norim pakalbėti apie tai ir įkvėpti moteris, tačiau ir kviečiam tikrai klausytis vyrų, nenorim niekaip jų atskirti. Bet šiandien noriu pakalbėti apie tai, kodėl moteris, kai investuoja geriau, uždirba didesnę grąžą, tą patvirtina skaičiai ir statistika, moteris investuoja geriau. Ir šiandien būtent apie tai ir bandysime pakalbėti. Bet pradžiai, kas mus nepažįsta, gal trumpai, Jekaterina, gal tu pasidalink apie Investą. Kas mes esame? Taip, iš kur mes atsiradom. Taip. Aš galvoju, mes jau 26 pradžia, mes skaičiuojam jau 4 metus skaičiuosime, kaip mes veikiam kartu su Rena. Ir aš prisimenu mūsų tą pirmą susitikimą, kai man dar buvus Lietuvos banke, ar jau išėjus iš Lietuvos banko, neprisimenu, išėjus. Rena parašė žinutę, sako, sveiki ir sveika Jekaterina, noriu pakviesti kavos, susipažinti, nes man atrodo, tu kažkur matei, kad aš kalbu moterų investavimo tema, kažkur kaip tik ar interviu esu davus, ar kažkokiam straipsnėje mane paminėjo, kad kalbėjau tą temą. Ir mes susitikom ir pradėjom kalbėti apie moterų investavimą. Tai aš mačiau tą temą galbūt labiau tokio iš Lietuvos banko, reguliatoriaus pusės, kur mes ten rinkdavom visą informaciją, statistiką ir tikrai mane tas pasiskirstimas tarp moterų investuotojų ir vyrų investuotojų, nuliūdino iš tikrųjų, nes buvo tuo metu, man atrodo, 20% moterų tik tais, tarp investuotojų visų 20% moterų ir 80% vyrų. Tai čia toks, labai taip atrodo, kad, palaukit, tai mes kaip ir pagal gebėjimus panašus, tas investavimas nėra toks, vyrų užsiėmimas, nereikalauja ten fizinės jėgos kažkokios, ar kažkokio ypatumų tokių. Tai kodėl kažkaip mergaitės, tarkim, stoja ten į matematikos kokias nors studijas, kodėl nėra tarp investuotojų merginų. Tai mes kažkaip, aš iš tokio reguliuotojo pusės, Turena, man atrodo, iš tokio labiau iš rinkos pusės, nes irgi tikriausiai vyrai pagrindiniai investuotojai tavo. Ir mes kažkaip pakalbėjom, kad reikia kažką daryti su tuo. Taip, suorganizavom pirmąjį tokį, bendruomenės renginį, pakvietėm pietų merginas ir pradėjom kalbėti tą temą. Ir iš to išsivystė tas projektas Invest, kur mes, bandom edukuoti ir įkvėpti moteris pradėti investuoti, jeigu dar neinvestuoja, o tas, kurios investuoja, surasti tą bendruomenę, kur jaustųsi komfortiškai atėjusios, o ne taip, kaip anksčiau būdavo, dabar šiek tiek situacija keičiasi, bet anksčiau būdavo, kad ateini į konferenciją ir ten vien švarkai sėdi, švarkai ir megztinė, tai vyrai, o moterų tik vienetai. Tai čia tokia mūsų pradžia ir buvo. Tikslas buvo turbūt sukurti erdvę, kur moteris, kai ateina, jos jaustųsi saugiai, nes mes neatstovavom jokių brokerių, neatstovavom jokią įmonę,
esi visiškai nepriklausomas, nepardavinėjom niekieno produktus ir panašiai, tai vat, kas pas mus lankosi, tą jau žino ir įsitikino tame. Ir aš savo veikloje mačiau tokią didelę problemą, nes kai ateidavo investuotojai, jie dažniausiai taip ateidavo investuotojai vyrai, bet buvo truputį ir moterų. Jų buvo gal ir iki šiol yra 10%, 20%, dabar... Tik tiek. Ne? Tik tiek. Ir kai organizuodavau renginius, man tas labai kažkaip pradėjo rezonuoti ir kviesdavau investuotojus, tai ateidavo vyrai. Ir su tavim, kai pradėjom organizuoti renginius investuotų moterim, žiūrim, ateina moteris. Taip, ir jų yra, pasirodo. Ir jų yra. Taip, ir jom įdomu. Ir jom įdomu. Ir tada mes su tavim pradėjom į akademinį dalį eiti, į mokslinį dalį eiti, kad visa tai turi pagrindo. Taip. Tai moteris jaučiasi saugios, kalbėdamas apie pinigus su kita moterim. Jos nori konsultuoti su moterim, jos nori matyti moteris pavyzdžius, kurios investuoja, nori gauti tikrai praktinius patarimus iš moterų, ne? Tai va tas dalykas, tyrimai visi, kurie apklausas padarytas ir Pasaulio banko, ir mes darėme. Mes padarėm, beje, taip, mes pradėjom veiklą, galim šiek tiek paminėti, kad mes irgi, įsivertinti, ar čia mūsų tokia įsivaizduojama problema, ar iš tikrųjų problema. Mes paleidom apklausą, apklausėm, 600 kažkiek moterų atsakė į tą apklausą ir mes paklausėm, ar investuojat ar ne. Tai buvo kažkiek ten 60% pasakė, kad neinvestuoja, ne, ir tada kitas klausimas buvo, tai jeigu neinvestuojate, kodėl? Ir vienas pagrindinis atsakymas, man atrodo, 85% visų atsakiusių moterų pasakė, kad aš neturiu pakankamai žinių ir informacijos apie investavimą. Ne tai, kad aš ten neturiu pinigų, ne tai, kad čia ne kažkoks ne moterų užsiėmimas, bet tiesiog norėčiau investuoti. Jo dar buvo klausimas, ar norėtum, taip norėčiau, tai kas tada stabdo. Tai ir irgi paskatino mus, ir mes supratome, kad ta misija šiek tiek, praskleisti tą tokį šydą, kad tai nėra ten kažkoks ten formulės ir sudėtingi terminai ir panašiai, kur galbūt moterims ne vieta. Ir manau, Rena, čia ir yra viena iš priežasčių, dėl ko moteris jaučiasi nekomfortiškai kalbėdamos kartais su vyrais, ypatingai pradedančios investuoti moteris, dėl to, kad jom atrodo, kad jos yra tokios biškai, gal, kažkokia aš čia nesuprantu, gal aš čia kvailesnė kažkokia, o taip kažkaip, kai, pradeda jau ten kalbėti su moterim, gal supranta, kad, čia po to ir su vyrais. Gal kalbantis jau supranti, kad, nėra ten kažkaip, kad ten labai gerai viską, supranta galbūt ir teisingus sprendimus daro, o labiau, kad, tiesiog jau yra įvaldę galbūt terminologiją, supranta, kas yra tas ETF-as, kas ta birža, kaip veikia ir panašiai. Tai va čia tos šiek tiek suteikimas tos informacijos moterims, jos tada šiek tiek jaučiasi komfortiškiau ir kalbėdamas apie tą investavimą, o taip, kalbantis su moterim, galbūt tas, jaučia dar didesnį komfortą. Šitam dalykui aš labai prijaučiu, nes kai pati pradėjau investuoti. Tu pakankamai seniai pradėjau investuoti. Jau prieš 10 metų. Tai kai pradėjau investuoti, aš pamačiau, kad mano kursiokai, jie daugiau negu prieš 10, prieš 11 metų jau mano kursiokai kažką ten perka, daro per telefoną, sakau, parodykit, kas ten pas jūs vyksta. Ir jie nupirko tada Facebook'o akcijos, parodė, kaip ten per banką tą perka, aš irgi nupirkau ir nuo to laiko kažkaip ir bendravau tik su vyrais apie tą investavimą. Ir mano dėstytojas ekonomikos irgi buvo vyras, kurio irgi paklausė apie investavimą. Ir finansų irgi dėstytojas buvo irgi vyras, su kurio kalbėjo apie investavimą. Tai aplinkui visur... O dabar įdomu iš perspektyvos žiūrint, dabarties taško, jų ten tie patarimai, ar buvo geriausi patarimai, kuriuos išgirdai per savo gyvenimą? Nebuvo tikrai. Ir tą istoriją pasakojo mano ekonomikos dėstytojas, kuris tada tuo metu dar pasakė, žaliavų kompanijos dabar būmina. Aš neatsimenu, nupirkau visų ten naftos apdirbimo gamybos kompanijų ir fondų ir kaip čiuožė po to viskas apačia 30% ir tada nežinai, ką daryti. Taip, nes jau dėstytojas, gal jau baigėsi studijos, ne? Jau nepaklausė, tai jau... Taip, ir viskas. Tai tas patarimas yra toks dalykas, kur turi priimti iš žmogaus, kuris turi licenciją ir labai įsijautęs į tavo situaciją, yra supranta tavo investavimo tikslus, padeda susigaudyti tavo riziką ir panašiai, kad kažką rekomenduotų, o ne man kaip studentai su savo studentiškais pinigais.
ten investuoti, bet kur susidariau su, nes aš nebuvau niekada pagalvojęs, kad va, čia kažkas yra ne taip, kad aš neku su vyrais apie investavimą. Buvo viskas, tai buvo priimtina ir normalu. Ir kada tas atsirado, va, tas klikas mano karjeroje, aš tada su finansais nieko bendro neturėjau, aš pradėjau investuoti, po to dirbti su investavimu. Kai aš tuo metu, kai va, magistrė mokiausi, mane dėstytojas pakvietė kartu vesti paskaitas bakalauro studentams. Ir paskaitos buvo ne apie finansus, ne apie ekonomiką, buvo apie socialinį ir etinį verslo aplinką, apie globalią ekonomiką, būtent apie įmonės, kaip jos tvarkosi su savo tvarumo tikslais ir panašiai. Tai ISM universitete dar vadinasi Social Corporate Responsibility and Ethics in Global Economics. Nu, tokia. Taip, žodžiu. Ir man reikėjo, ką aš vedžiau. Mes kalbėjom apie kažkokius labai aiškius praktinius pavyzdžius, kaip įmonė tvarkosi su tvarumo, etikos, lyčių lygybės klausimais. Ir mes ėjom per tas temas ir vieną dieną man reikėjo, kad viena komanda paruoštų, kur yra tas didžiulis gapas. Ir tada, kai studentai pristatinėjo bakalauro, aš irgi buvau studentė, aš buvau magistro studentė, o jie pristatinėjo, kad finansų sektorius tuo metu, čia būtent executive, tai yra tai vadovų lygmenyje, yra didžiausias gapas moterų ir vyrų. Tuo metu apie 10% tik buvo moterų. Taip, ir dabar situacija pagerėjo. Ten jau 20-30%, bet tikrai toli gražu nuo to tokio, tolygaus pasiskirstymo. Ir tuo metu ir investuotojų buvo panašiai irgi. Taip. Jeigu žiūrėti dabar gal 20-30% moterų ir prieš vyrus, tada irgi apie 10%, gal šiek tiek daugiau 15%. Tai mane tai stipriai nustebino ir tuo metu aš su savo draugėm niekada nekalbėjau apie investavimą, aš kalbėjau su vyrais, bet kaip buvo normalu, priimtina ir tada pradėjau galvoti, kodėl taip yra. Ne? Ir puikiai frazė, kurią irgi įvardino studentai, dabar visi tau žino, būtent rizikos kapitalo fondas, Sequoia Capital, ne, kurie atrado YouTube, ten visus tos superžvaigždės. Taip. Tai, kurie atrado tas superžvaigždės, jų vadovas sakė, mes tai norėtume moterį samdyti, bet mes nesurandam kvalifikuotų talentų tarp moterų. O čia tai įdomu. Tai ir tada tuo metu ir pradėjus domėtis daugiau apie tai, kas vyksta. Ir tas turi labai gilias šaknis istorijoje. Taip, žinai. Tai galim šiek tiek gal pakalbėti apie, tu paminėjai pradžioj, kad moteris yra geresnis investuotojas, ne? Tai jeigu jau ateina ryžtasi pradėti investuoti, tai iš tikrųjų tyrimai rodo, ir nesiniai atlikti tyrimai, kad moteris vidutiniškai uždirba 1,5% metinės grąžos daugiau negu vyrai. Ne? Tai jeigu, pavyzdžiui, vyras uždirba, čia vidutinis, mes kalbam apie vidurkis, ne, aišku, ten yra įvairių situacijų, bet vyras, tarkim, uždirba metinės grąžos 8%, tai moteris uždirbs 9,5%. Taip. Tai o dėl kokių priežasčių? Pradžiai, kadangi moteris šiaip istoriškai neturėjo tiek galimybių investuoti į finansų priemonės kaip vyrai, nes tiesiog buvo pradžiai visi ribojimai moterims atidaryti savo vardų sąskaitą, prekiauti ir panašiai, jos tiesiog nesuformavo tokius įgūdžius kaip vyrai. Vyrai ten treidino, investavo po kelius šimtus metų iš eilės, o moteris tą galėjo daryti vos tai paskutinius 50-60 metų, gavo prieigą prie to, ne? Tai mes moteris labai turi mažą praktiką, istoriją. Tai genuose nėra. Genuose mūsų nėra. Investavimas tai yra įgūdis, ne? Vyrai tai darė ženkliai ilgiau, daugiau, jie mato kitus vyrus kaip pavyzdžius, moterų pavyzdžių labai mažai, tokių sėkmingų kažkokių investuotojų ir panašiai, tai tikrai jų reikia labai ieškoti, todėl investavimo moteris nesijaučia tokios pasitikinčios savim kaip vyrai. Čia stereotipai tam tikrai formuojasi, ne? Susiformavo, kad čia investuotojas yra tas vyras, ne? Tai kartais rodai prezentacijose tą kostiumuotą, ne? Tokį, daug ekrano, tokį, traderį tą. Kuris kontroliuoja daug informacijos, turi daug duomenų, to priims geriausius sprendimus priima. Ir tas dalykas, mažesnis pasitikėjimas savim, ne? Vyrai turi tą overconfidence, didesnį pasitikėjimą savim, negu iš tikrųjų gal reikėtų turėti, o moteris mažesnį, jis moterims kaip padeda, jos tada daugiau konsultuojasi, jos tada kruopščiai atlieka savo namų darbus, jos tada, kai suformuoja kažkokį investicinį planą, jos labai sunkiai nukrypsta nuo to. Ir tas yra tikrai gerai, nes ne tik suformuoti planą, bet ir jo laikymasis yra labai svarbus. Ir nedarant tų emocinių sprendimų, tai reiškia nesumokėti daugiau mokesčių, kažkokių ten, sakykime, papildomų
nedarant emocinių sprendimų, joms padeda išlaikyti tą portfelį rinkoje, kartu važiuoti su rinka, kuri uždirba 90% ir dar jos investuoja su konservatyvesnė strategija, jos renkasi konservatyvesnės. Jos mažiau ten treidina, mažiau... Renkasi visokius rizikingus, ten kripto arba akcijas, jos labiau fondus gal kartais mėgsta, arba tas mažiau rizikingas ir net įskaitant tai, kad mažiau rizikingas, jos vis tiek lenkia. Tai atrodytų, tai jos, jeigu prisimtų šiek tiek didesnės rizikos, tai jos galėtų iš vis. Čia dar teko vieną tyrimą skaityti, kur irgi išskiria vieną iš elementų, kad moteris mažiau būtent treidina, ne, tai yra perka parduota ir tuomet sutaupo ant to, komiso, kur, moka, ne, kiekvieną kartą kažką, perkant akcijas arba fondus arba kažkokius kitus finansinius instrumentus, o vyrai daugiau tų pinigų išleidžia ir, moteris būtent sutaupo ant to ir man čia toks labai įdomus, toks paradoksas atrodo, nes vėlgi stereotipiškai moteris yra laikomos, emocionalios, ne, tai čia, vyrai tokie, rimti, o moteris tokios jos dramos ir panašiai, bet iš tikrųjų investavime, paminėjai, ne, kad moteris pasiruošia, ne, jos ten pasikonsultuoja, ten mokymus kažkokius praeina, tai jos tokios ateina investavimą pakankamai gerai pasiruošusios ir tada, mažiau daro tokių, nereikalingų judesių, ne, va čia krenta, reikia parduoti, ne, nes jos jau žino, jos praėjo mokymus, ne, kad taip gali kristi, ką reikia daryti per kritimą. Reikia pirkti, o ne parduoti, ne, kad pildyti portfelį. Tai taip, moteris investavime iš tikrųjų toks, daugiau racionalumo, mažiau emocijų ir atitinkamai geresni rezultatai. Ir mes, aišku, šeimos CFO esame už vaikus, atsakingiau žiūrime į finansus iš kitos pusės, priėmam 80% sprendimus, kokį maistą pirkti, kokį vaistą pirkti, kur važiuoti keliauti. Jo, tai tikrai tas irgi prisideda ir yra tokių juokingų statistikų, kad nevedę vyrai yra didžiausia rizikos zonai. Nevedę vyrai daugiausiai treidina, daugiausiai pratreidina ir mažiausiai uždirba. Tada antri yra tie vedę vyrai, tada moteris, kurios yra neištikėjusios ir tada vos negeriausiai sekasi ištekėjusioms moterims. Taip, nes jos labai atsakingai tą šeimos biudžetą valdo, nes galvoja ir apie, daugiau galbūt galvoja apie vaikus. Vėlgi mes, nesinori čia galbūt skambėti taip, vėlgi irgi nekurti papildomų stereotipų, bet, mes kalbam apie vidurkius, mes kalbam apie mokslinius kažkokius tyrimus, ne, tai taip. Tai galim referuoti į Fidelity, turto valdytoją didžiausią, galim referuoti į Amerikos banką, dažnai apie tos šaltinius kalbam ir talpinam tų įvairiausių rinkos magikanų duomenys į savo svetainę, tai tikrai, kam įdomu, gali visada su tuo susipažinti. Man atrodo, net Revolutas 25 metais buvo paskelbęs iš savo, kadangi turi pakankamai plačią investuotojų bazę, tai dabar neprisimenu tikslaus procento, bet buvo kažkur 1,5 ar 2% moteris geresnius rezultatus generuoja negu vyrai jų krepšelė, ne? Tai yra vėlgi tokia praktinė informacija. Tai o Jekaterina, jeigu kalbant apie tave, nes moterims reikia moterų pavyzdžių ir tai tas pavyzdys ir daug kas, klausia tavęs irgi to kažkokio patarimo. Tai, kur investuoti, ką investuoti? Nuomonės, kada pati pradėjai investuoti ir kas tau reiškia investavimas, kas buvo ta? Taip, aš pradėjau daug vėliau negu tu pradėjai investuoti, iš tikrųjų, kadangi, dirbau, atrodo, iš vienos pusės aš dirbau centriniam banke, tai, jau atrodo, visuomeniai, kad, jau ten centriniai bankininkai jau ten tikrai žino, kur investuoti. Nes šiek tiek tu iš kitos pusės, tu labiau, prižiūri tą rinką, ne, tai vėlgi ten yra interesų konfliktai, kad, negali ten investuoti, pavyzdžiui, į įmonės, kurias tu prižiūri, vietinės įmonės. Tai aš apskritai taip, nesiliečiau iš principo prie investavimo. Vienintelis gal dalykas, kurį aš išbandžiau, tai buvo sutelktinio finansavimo platformos, ne, tai, tos skolinimo platformos, kur aš tokio labiau profesinio intereso vedina, kadangi tai buvo inovacija tam tikra, tai aš pradėjau šiek tiek bandyti, pasižiūrėti, kaip tai veikia praktiškai. O taip jau, rimčiau investuoti aš pradėjau kokiais 21 metais, man atrodo, COVID-o, irgi paveikta, ne, buvo kažkaip to laiko daugiau. Kitas dalykas, man dar buvo toks, žinai, aš buvau tuo metu vieniša, ne, aš neturėjau antros pusės ir man toks buvo, vėlgi tas, tas ieškojimas to žmogaus ir tokio, tu įsivaizduoji visiems, kažkaip ateis kažkas ir tave kažkaip, ne tai, kad išgelbės, bet, kažkaip, paims po sparneliu ir tu būsi tokia ir aprūpinta, ir saugi, ir panašiai. Ir man toks, aš prisimenu vaikštant, net COVID metu, ten, labai griežti, ten ribojimai buvo,
ir aš turėjau tokį įprotį vakarais išeiti, jau dukra užmigdavo ir aš taip pusvalandžio išeidavau prasėti po rajoną savo. Tai prisimenu kažkoks, vieną kartą ėjau ir tokio galvoju, kodėl aš taip galvoju, kad kažkas turi, manim pasirūpinti, mane išgelbėti, ašgi pati galiu pastatyti tą bazę, finansinę tokio saugumo bazę, o po to, jeigu žmogus jau ateis, jis ateis jau toks kaip, ne tas princas ant žirgo, o toks tolygus partneris, kur aš galėsiu jį priimti ne dėl to, kad man reikia kažkokios saugumo, užuovės ir panašiai, o labiau, kad man reikia partnerio. Ir tada, taip įdomiai visiškai atrodo nesusijęs su investavimu, bet man tada tokio, iš tos finansinio, to tokio, rūpesčio savimi atėjo toks suvokimas, kad, gerai, kaip tos pinigus kažkaip, uždirbti, tai yra gerai, aš galiu uždirbti kaip, dirbdama, bet reikia ir, investuoti. Tai yra viena iš priemonių, kuri gali padidinti mano turimų pinigų masę. Ir tikrai pasiteisino per tos 5 metus, galvoju, jeigu aš tiesiog laikyčiau kaip ir anksčiau ten banke tos pinigus, tai aš tikrai daug mažiau pinigų turėčiau, negu aš turiu dabar, nes paskutiniai 5 metai, tai Irena pati žinai, buvo tikrai labai geri investuotojams, tai tie, kas investavo, tai tikrai galėjo mėgautis, tokia net nepagristai atrodo didelė grąža, lyginant su galbūt tokiais istoriniais laikotarpiais. Tai va 5 metai ir dabar aš investuoju labai plačiai, labai daug įvairių instrumentų, iš vienos pusės tam, kad aš galėčiau ir kitiems papasakoti, nes aš būsiu išbandžiusi pati. Ir, dabar jau pereinu galbūt į mažiau eksperimentavimo bazę, bet į tokią labiau jau tokį protingo investavimo. Ne fondai, diversifikuoti, periodinis investavimas, tai dabar jau atėjau tą tokią, ramybės gal būseną. Taip. Tai čia yra vienas iš stereotipų, kad ne tik moteris, bet ir vyrai, kurie neinvestuoja arba tik nori pradėti investuoti, jie galvoja, kad reikia tam daug žinių, tu turi tam būti, ir labai stipriai domėtis, ir tu dirbdama Lietuvos centriniam banke irgi esi kaip pavyzdys, todėl čia visiems mes irgi visada sakom, tikrai nereikia jau turėti kažkokių ten stiprių žinių, gilintis ar daktaro laipsnį gauti investavimą, kad pradėti investuoti. Tai mane, aš iš labai tradicinės šeimos ir mane irgi mokė praktiškai visą gyvenimą tam, kad tu turi būti gera žmona. Taip. Tokia šeimoje. Ar esi gera žmona? Ar išmokė? Reikia vyro paklausti. Bet tai buvo principas, turi skaniai gaminti, gerai atrodyti. O ten pinigai jau ateis su vyru, ne? O pinigai ateis su vyru. Kažkaip taip mokė, žinai. Tai tokia buvo pas mus ta tradicinė šeima ir mes ir augau daug metų, kai kažkurių metų tiesiog atsirado, buvo tokia situacija, kai supratau, kad niekas nepasirūpins tavim ir tada pačiai reikia tą daryti, plus aš turėjau tikrai smalsumo pakankamai, kad išbandyti, plus turėjau tokios drąsos, kad galėčiau ir pakonkuruoti, gal ir buvo įdomu čia ir su vyrais, kaip jie ten daro, gal ir man gali pasisekti, tai kažkiek tie visi dalykai susijungia ir prasidėjo mano tas kelias, bet stipriausias, turbūt sunkiausias buvo dalykas, kai aš pradėjau dirbti su finansais, o tada tikrai pajutau, ką reiškia vyrų pasaulis. O dar jauti, dar yra tas stereotipinis toks šiek tiek, nežinau, susitigi su investuotojais, tokiais potencialiais, su didelėm kišenėm, pilnom pinigų, ar dar žiūri tave kaip, labiau, kad, ką čia, mergaitė ten ar moteris, pakviesk tave, pakviesk kolegą, kuris papasakos. Tuo metu buvo tikrai sunku, nes ir mano tas investuotas kapitalas nebuvo reikšmingas ir patirties buvo tikrai nedaug, tai aišku, augimas buvo sunkus. Ir aš tikrai prijaučiu moterim, merginom jaunesnėm, kurios dabar ateina. Aš suprantu, kaip jos jaučiasi. Bet dabar situacija kitokia. Jeigu buvo prieš ten 8 arba dabar yra labai daug moterų. Ir daug moterų kalbančių apie investavimą ir daug investuojančių. Mes juos matome kaip pavyzdys. Tai tikrai yra paprasčiau. Tuo metu taip nebuvo. Tuo metu buvo ženkliai mažiau moterų. Tai. Ir kitas dalykas, kad aš pati esu investuotoja. Aš ne tik dirbu su investuotojais, aš turiu irgi savo krepšelį, irgi jį dėlioju pagal aiškią strategiją. Tai aš dažnai su investuotojais kalbu kaip investuotas su investuotoju, nes mano teoriškai nepasakoja, bet gali pasidalinti kaip. Ir mūsų kalbos neapsiriboja kažkokiais produktais. Taip, mes kalbam plačiai apie viską, nuo finansų valdymų, nuo ten mokymų vaikus, žmoną arba vyrą, apie investavimą ir panašiai. Tai tas dalykas dabar jau leidžia jaustis labai komfortiškai, nes tiesiog kalbė apie tai, ką supranti, ką darai kiekvieną dieną pats iš praktinės pusės, todėl tas kaip ir nėra. Bet kai aš atėjau į tą rinką, tai, žinai, ten visur vyrai su mėlynais kostiumais, visi skamba labai protingai, ateini tuos renginius vien tik vyrai, tai tikrai buvo iššūkių, bet man pasisekė labai su komanda.
Bet kalbant apie tą, nežinau, dabar moterį merginą, kuri norėtų investuoti, bet kažkaip dar, gal trūksta tų žinių, koks būtų jai patarimas, ką padaryti? Tai pradžiai yra, kad tu turi pasirūpinti pati savim. Pradžiai. Tai niekas neturi būti atsakingas už tavo turtą, už tavo pinigus, nes kažkas, jeigu perima kontrolę už tavo finansus, jis perima kontrolę už tavo gyvenimą. Tai tada tu turi jausti, kad, tu neturi jausti saugiai. Tai mes turime ir skyrybų statistikas, mes turime įvairių kitų ir kaip vyrais, ir kažkokių kitokių aplinkybių. Lietuvoje vyrai gyvena 10 metų trumpiau negu moteris. Taip, ir moteris būna, kad padarai, ir tada ką daryti su pinigais. Taip, ką daryti. Ir jeigu tu nesupranti, tai gali ir įvairių tų scenarijų. Tai dėl to pati už save atsakinga ir kuo anksčiau tu pradėsi, tuo labiau dėkinga savo būsi. Nes, pavyzdžiui, apklausos rodo, kad kuo labiausiai gailisi, kokia yra didžiausia klaida, kad nepradėjom investuoti anksčiau. Taip, tai pagrindinis atsakymas, kur paklausus moterų, tai ko gailiesi, kad nepradėjau investuoti anksčiau. Ir kalbant apie tai, irgi įdomi statistika, kad lygino, jeigu žmogus pradeda investuoti, pavyzdžiui, 25 metų, investuoja 10 metų, periodiškai kas mėnesį, ir po to nustoja. Tai jo investicijų krepšelis bus didesnis negu to žmogaus, kuris pradės, būdamas ten 35 metų ir po to investuos iki ten pensijos. Nes tai veikia tas sudėtinių palūkanų efektas, kad pinigai uždirba pinigus. Tai dėl to pradėti tokiam ankstyvam amžiuje, kad ir nuo nedidelių sumų tikrai labiau apsimoka, negu čia palaukti dar 10 metų, kai jau čia viskas bus, jau čia ir namai stovės, ir bus ten ir televizorius kabės, ir visos kelionės iškeliautos, ir tik po to pradėti investuoti. Geriau pradėti anksčiau, kad ir su mažesnėm sumom. O Irena, nežinau, neturi žmogus, moteris, pavyzdžiui, kuri mus žiūri, jokio pagrindo, nežino, kaip investuoti. Tai ar sakytum, kad visien investuok į kažką ten 50 eurų, 100 eurų, ar sakytum, tai pirmą paskaityk knygas, ateik į mūsų invest mokymus ir tada investuok. Aš manau, kad taip, investavimas į savo žinias, jis labai reikalingas ir labai to reikia daryti. Ir į podcastų neužtenka. Taip, aišku, čia galima tik galbūt įsikvėpti kažkaip. Taip. Tai knygos yra geras startas. Dabar yra investavimo moterų klubų. Irgi yra geras startas. Ateit paklausyti, kaip kitom sekasi, kokie yra pavyzdžiai. Mes Investą labai daug turim nemokamos medžiagos, kur aš kiekvieną mėnesį investuoju, tu kiekvieną mėnesį investuoju ir aprašom savo investicijas. Taip, dalinamės. Taip pat ir 15 minučių portalė yra mūsų rubrika, kur gali paskaityti moteris, mūsų įvairios skirtingos strategijos. Tai kiekvieną mėnesį akciją, aš kiekvieną mėnesį kažkokį fondą. Ir po to turim dar, yra tokia apžvalga, irgi tinklalaidė 15 minučių, galime paklausyti. Tai pradėti nuo to reikia. Antras dalykas, tai aš manyčiau, kad kiek galime uždirbti investavimą, ar iš vis galime uždirbti. Nes čia dauguma žmonių ateina su tokiais labai romantiniais, tokiais 15% ir be jokios rizikos. Ir be jokios rizikos. 20, 30, kiek norėčiau uždirbti, koks yra normalus. Kokia yra rizika? Visus pinigus galiu prarasti. Investavus į pasaulio akcijų indeksą, kokia rizika prarasti visus pinigus. Tai jeigu būtų galimybė investuoti ir 10, 20, 30 metų generuoti po 20%, 30 ir daugiau metinių, mes apie tos talentus jau girdėtume. Taip. Sektume jų portfelį ir investuotume iš paskos tikriausiai. Apie jų turbūt apie juos jau rašytų visi Bloombergai, Forbesai ir Delfi ir mes tikrai girdėtume apie juos. Tai to nėra. Tai vidutinė metinė ir tai yra normali neromantinė. Normalus siekis yra investuojant į pasaulio akcijų rinkas, žiūrint įvairiais laikotarpis, yra 90% metinių. Tai yra ta grąža, kurį kiekvienas gali sugeneruoti. Ir kiekviena moteris, tai perskaičius vieną kitą knygą apie tą pasyvų investavimą, kodėl jis laimi aktyvų investavimą, kaip svarbus mokesčiai, mes apie tai dar kalbėsime, kaip sudaryti tos portfelius, kaip gali laimėti. Tai žymusis investuotojas, kuris dabar išeina į pensiją, Warrenas Buffettas pasakęs yra, kad every monkey can beat the wolf of the Wall Street. Kiekvienas nepatyręs investuotojas, jis jį vadina monkey beždžionė, kuris tiesiog bando atkartoti
pasaulio akcijos indeksą, investuojant į pasaulio akcijos indeksą, gali sugeneruoti didesnę grąžą negu Wall Street'o vilkai, nes tiesiog investuoja kiekvienais metais periodiškai, generuoja tą 10 metinių, o ten visi treidina. Bando pagauti, ar čia dabar Nvidia, praranda pinigus ir panašiai, ir tas taip neveikia. Tai knygos, bendruomenė, tada 50 eurų brokeris paprastas ir pasaulio akcijų indeksas efektyvus ilgalaikiam periodiniam investavimui ir 90% vidutinė metinė toks būtų. Tai bet reikia pradėti, ne? Bet irgi, ką dažnai pabrėžiam, kad nereikia gal laukti kažko čia geresnio momento, reikia pradėti, o per tą, pradžią, net paminėjai 50 eurų, ne, 100 eurų, tu, išmoksi, tai irgi bus praktinė pamoka, ne, kaip veikia, ne, tada pradedi, investuoti, jau pradedi domėtis, sekti progresą, tada, kas čia dabar, kodėl nukrito, kas čia vyksta ten, Trumpas galbūt kažką pasakė, ne, Amerikoje kažkokie įvykiai ar ten, kitur, tai tada pradedi iš tos, tada bendruomenių pradedi ieškoti, tada žiūrėk, jau yra apie ką šnekėti, galbūt ir su pačiu vyru investuojančiu, nes esat tam pačiam jau investavimo lauke. Tai per tą pradžią galbūt, jos nereikia atidėlioti, ne, tiek finansiniais sumetimais, tiek ir psichologiniais sumetimais, nes per tą bandymą ir ateina tos žinios irgi. Aš manau, kad dauguma stabdo tai, kad jie galvoja, kad jie neturi pinigų, 100 eurų, kas su jais padarys? Kas čia, 2 eurus uždirbus, 8 eurus. Tai sudėtinių palūkanų principas taip ir veikia, kad kaip tapti milijonierium formulė, 100 eurų investuoti 40 metų iš eilės. Tai 40 metų tai yra praktiškai tiek, kiek dirba vidutiniškai žmogus, ne? Tai taip galima suformuoti 1 000 000 eurų portfelį. Išėjus į pensiją, pensijos tikrai niekam neužtenka oriai tokiai pensijai, 70% pajamų vidutiniškai reikia, kad jaustis komfortiškai, kiek dabar turime, ne, tiek reikia, tai paskaičiuokit, kokia ta suma. Tai 1 000 000 eurų yra 100 eurų per mėnesį investuojant 40 metų išėlės. Aišku, reikia čia šiek tiek pertrauksiu, turėti minty komisinius, ne, apie kuriuos mes irgi pakalbėsim, renkantis brokerį, nes tikrai yra produktų rinkoje ir manau, jie sugadina tą visą tada įspūdį apie investavimą, ne, ten yra, kur investuoja, tada brokeris nuskaito ten 10%, 15%, 20% nuo investicijos ir tikrai žmogus, kaip sakai, ten po 20 metų po to pasižiūri, tai kur čia žadėti tie milijonai, ne, turiu tik tiek, ne, tai irgi labai teisingai, irgi po to jau taip investuojant ilgam laikui, visgi, suprasti, tai į ką tu investuoji, kiek tas kainuoja, kiek tu sumoki brokeriui, kiek sumoki fondų valdytojui, tai apie tai mes dar skirsim atskirai tinklalaidę, kad šiek tiek padiskutuoti apie brokerių komisinius. Ir kalbant apie moteris, jos vis tiek jaučia atsakomybę ne tik dėl savęs, jaučia atsakomybę ir dėl savo vaikų, taip, tai jos ir tas atrinkinėtas atsargesnės strategijas, jos galėtų, aš taip visada sakiau, jums jaustis ir drąsiau, nes jų priėjimas, prie sprendimų priėjimo, kas liečia investavimą, yra labai teisingas, ne? Tai jos periodiniam investavimui, kažkodėl moteris ilgalaikiam investavimui vis tiek renkasi tas tokias saugesnės investicijas, kad ir taip veikia kontraintuityviai. Investavimą, kuo ilgiau investuoji, kuo ten 20-30 metų, tuo didesnės rizikos gali prisiimti. Ir labiau rizikuoti. Ir labiau rizikuoti, prisimant, daugiau investuojant į akcijų rinkas, akcijų biržas. Tai tas joms padės tą kapitalą padidinti. Aš, pavyzdžiui, vaiko pinigus dar prisidedu kelius 100 eurų per mėnesį, jis 35 metų bus milijonierium. Tiesiog. Reikės dirbti, ne? Manau, kad reikės daug jam dirbti. Tai jis tų pinigų taip paprastai negaus, bet paprasta formulė. 18 metų jis turės pakankamai pinigų, kad jau kažkaip. Čia geriausia, ką mes galim duoti matyti vaikams, ne, tai tokia, finansinė, aišku, be meilės, bet tokį, finansinį, tokį, stiprų pamatą. O beje, kalbant apie investavimą šeimoje, su vyru irgi, tai vyras, ir dažnai, irgi girdžiu, kad, šeimoje taip investuoja, bet vyras investuoja lyg ir taip už šeimą, ne, tai jis investuoja ir daro tos sprendimus. Tai, man irgi taip atrodo, kad, turint mintis statistiką, ne, kad, visiems pakankamai daug porų išsiskiria, ką tai reiškia, kad, išsiskiria, tai vienas išeina su visų investavimo patirties bagažų, žinių bagažų, o kitas, kuris buvo patikėjęs tą užduotį antrai pusėje, tada nieko nežino, ne, tada, gerai, tai dabar, reikia kažkaip,
pradėti investuoti, ne, nuo ko čia pradėti. Tai vat, geriau galbūt ir to pačio vyro, jeigu investuoja, arba, nu, atvirkščiai, ne, jeigu ten šeimoje moteris investuoja, vyras galėtų paklausti, tai o ką tu darai, papasakok, ne, tai visai įdomi tema net ir pokalbėms šeimoje. Mes matom per savo jau mokymus, ne, kad vyras atveda savo žmoną, arba žmona atveda vyrą. Dovanoja žmoną į kursus, labai, labai gražas pavyzdžiai, iš tikrųjų, kai vat, nu, vyrai supranta, nu, ir rūpinasi savo antrąją pusę ir skatina investuoti. Tai mūsų Invest visa misija nėra apie tai, kad čia tik moterims skirti, nes mes matome, kad dabar prie mūsų ir vyrai jungiasi ir jų vis didėja ir kažkaip mes tam pavadinimą gal moteris kažkur tai jau nesam taip labai stipriai neakcentuojam, bet mūsų šito podcasto tikslas yra padrasinti moteris ir pasakyti, kad jos gal ir investuoja mažiau, gal ir neturėjo iki šiol daug pavyzdžių, gal ir iki šiol neturėjo daug bendruomenių, su kuriomis galėjo dalintis, bet kai jos investuoja, jos uždirba daugiau negu vyrai ir tą patvirtina įvairūs skaičiai. Todėl labai svarbu tiesiog padaryti tą pirmą žingsnį, o tas pirmas žingsnis yra kaip tas deal breakeris vadinasi. Taip, žiūrėjus mūsų tinklalaidę, nueiti tiesiog atidaryti vertybinio popieriaus sąskaitą ir nusipirkti kokį nors paprasčiausią brokerį. Taip. Ir mūsų tikslas matyti yra, nu, vėlgi, kaip sakai, kad čia kažkaip neišskirti tik moterų, bet labiau paraginti moteris ir pasiekti tą lygybę ir investavimo srityje, ne? Kad būtų, žiūrint į tą investuotojo paveikslą, kad nebūtų ten, kad 2/3 ne vyro veido, ne, ir 3/3 tik tais moters. Kad būtų, tolygiai 50-50%. Tai čia tokia mūsų misija, kurią tikimės pasieksim. Sekančiose podcastuose kalbėsim mūsų investuotojus, moteris, kurios turi šeimas, verslus, investuoja. Bandysime daugiau parodyti pavyzdžiais, kaip veikia įvairios strategijos įvairiom moterim, kaip jos pradeda, kas jos skatina investuoti. Tai kviečiame prenumeruoti mūsų naujienlaiškį, spausti follow YouTube ir tikiuosi pasimatysime jau sekantį kartą mūsų podcaste. Dėkui Jums labai už dėmesį.